Labadiena, gerbiami žiūrovai ir klausytojai, pradedame laidų ciklą, kuris vadinasi Lietuva yra Kaunas. Toks pavadinimas gimė siekiant susipažinti artimiau, kalbėtis apie ir politinės, kultūrinės, ekonominės ir visas aktualijas, kurios liečia ir šį miestą, ir Lietuvą. Vis tiek, Kaunas yra ir Lietuvos centras, buvusi laikinoji sostinė, miestas su savo charakteriu. Ir pirmam pokalbiui kalbinu signatarą, buvusi Lietuvos premjerą Aleksandrą Abišalą. Aš pastebėjau, kad jūsų biografijoje gimimo vieta nurodyta, ne vienam lietuviui yra tokia vieta nurodyta, bet jūsų irgi Komija Inta. Čia vis tiek šeimos istorija susijusi su tremtim ar su kažkokiais kitais dalykais. Šiaip tai reiktų turbūt priminti, kad kažkada buvo kalba, kad Inta yra trečias pagal dydį lietuviškas miestas Tikrai taip. Po Kauno ir Čikagos. Ten iš tikrųjų labai daug lietuvių sėdėjo lagerį. O istorija gana paprasta, ten netremtis. Ta prasme, tremtis po lagerio, kada politiniai kaliniai atsėdėjo pagal TSRS baudžiamojo kodekso 58 straipsnį. Jos apgyvendindavo ten. Jos ten pasodindavo. Dauguma ten sėdėjo lagerį, ten anglies kasyklos buvo pagrindinės, kurias dar caras įsteigė būtent kaliniams. Ir tai buvo, apskritai Komijoje buvo nemažai, Vorkuta dar didžiulis lagerių centras. Bet kai paleisdavo, tai neleisdavo į tėvynę. Būtent. Po Stalino mirties, 53 metais, primenu, Stalinas mirė. Ir metų pabaigoje jos išleido iš lagerio į laisvę, bet neleido grįžti į Lietuvą. Tai nemažai ten šeimų ir mano tėvų pažįstamų draugų daug ten apsivedė. Kazimieras Vasiliauskas amžinatelis suvedė juos, sutuokė ir ten jie liko, kol paskui pabėgo nelegaliai. Tai jūs puikiai žinot, kaip istorikas, kaip atrodė gyvenimas nelegaliai pabėgus iš tremties jau tada ir grįžo į Kauną. Mano tėtis yra kaunietis. 58 metais lietuviai tremtyje, jau Gulagas didžiąją dalim buvo išformuotas, bet lietuviai tremtyje sudarė bene trečdalį vis dar likusių tremtinių, visų Sovietų Sąjungos trečdalį. Niekada taip nebuvo, bet buvo ypatingi metai 58-ieji, nes Sniečkaus valdžia tiesiog darė viską, kad kuo mažiau lietuvių turėtų galimybę sugrįžti, kad jie kur nors įsikurtų, bet kur, bet tik tai ne grįžtų į savo tėvynę. Daugelis taip ir darė, tas pats Kazimieras Vasiliauskas, žinom, Latvijoje buvo kolūkių buhalteris, kurį laiką į Karaliaučiaus sritį nemažai buvo grįžus ir ten ir pasilikusių kai kurių. Mano tėvai gavo atostogas 56 metais vasarą, mėnesį laiko išleido jas. Jie mane parvežė, aš čia susirgau, aš atgal negalėjau, tai metus laiko buvau pas mamos vyriausio brolio šeimą. Už ką esu labai dėkingas, nes 56 metais priimti tremtinių vaiką pas save dar buvo iššūkis. Bet ten irgi mamo šeima tokia, pati ryšininkė, vienas brolis žuvo miške, vienas sužeistas, areštuotas Kazachstane lageriuose atsėdėjo irgi. Ir šiaip tokia, o tėvas už dalyvavimą Birželio sukilime. Ir ten jų daug, tai jie paskui, tie lageriečiai, mane kaip ir paaugino tą jų bendrystę, nes jie jau nebebijojo. Jau buvo praėję. Žinojo, kaip tai atrodo
Ir mamos vardadienis gegužės mėnesį būdavo, langai atviri, tai kaimynai visi iškišę klausydavosi partizanų dainų ir truputį prisibijojo, bet kažkaip nieko tokio atviro ir nebuvo. Išskyrus tai, kad manęs nepaliko universitete paskui, nors baigiau su pagyrimo diplomu. Jo, ir kalbant vis tiek daugiau apie įvykius, kurie arčiau šių dienų, praeina kiek tenai, daugiau kaip 30 metų, kūrėsi sąjūdis visoje Lietuvoje, Vilnius, Kaunas, ir aš pats prisimenu, kad Kauno sąjūdis buvo laikomas kaip tokiu radikalesniu lyginant su Vilniaus sąjūdžiu. Taip iš išorės atrodė. Ir toks kažkoks skirtumas. Aišku, Vilniuje labai aktyviai veikė Laisvės lyga, kuri šiek tiek tokio kaip garvežio principas pramušdavo kai kuriuos savo siūlymus ten dėl okupacinės kariuomenės išvedimo, referendumų, paskui sąjūdis priimdavo tuos sprendimus. Ar iš tikrųjų tas, žiūrint jau iš vidaus, prisimenant tuos laikus, tas skirtis, partijos dar nebuvo atsikūrusios, net tos užuomazgos buvo, bet dar vis tiek reikėjo kelių metų, kad jos kristalizuotųsi, atsirastų tas Vilniaus, Kauno toks skirtumas. Ar čia tiesiog iš išorės taip atrodė? Pirmiausia, sutarkim, kad nebuvo Vilniaus sąjūdžio ir Kauno sąjūdžio. Ne, be abejo, tai buvo Kauno sąjūdžio taryba kaip vadovaujanti institucija, bet šiaip Kauno sąjūdiečiai visi, ne tik taryba, žinoma, buvo truputį kitokia ir, man atrodo, aiškios priežastis. Kauno sąjūdžio tarybai buvo viena komunistė turėjo. O, čia labai ypatinga. Bet jis buvo tarybos pirmininkas, Česlavas Stankevičius, labai rimtas ir daug nusipelnęs žmogus. Ir tiesiog jie nelabai turėjo ką prarasti, lyginant nuo Vilniškių, kurie buvo įsitvirtinę, nevadinčiau to nomenklatūrą, bet vis tiek turėjo ir profesorių vardus ir buvo pakankamai žymus kultūrininkai, kaip dabar sakoma, iš tikrųjų, šnekant apie aktualijas, tai sąjūdžio taryboje ir iniciatyviniai grupė, ir taryboje iš 35 žmonių 22 buvo vadinamieji kultūrininkai, jeigu rimtai, tai kultūros, meno, žiniasklaidos, filosofijos elitas žmonės. Ja. Labai žinomi, Kaune buvo ir pasėdėjusių, ir šiaip patampytų po KGB. Ir šiaip pats Kaunas buvo radikalesnis, sakyčiau. Jisai kitoks buvo lyginant su Vilniumi. Vien dėl lietuviškumo žymiai daugiau, juk Vilniui tikrai, nežinau, kelintais metais, bet gana vėlai, netoli sąjūdžio jau Vilniui dauguma tapo lietuviai. Nes kaip pradedantis istorikas, aš tuo metu pradėjau rašyti Lietuvos žvalgybos istoriją ir aišku, ieškojau žmonių, kurie turėtų artimųjų, turėtų galbūt tų žmonių kontaktus, kurie prisimena tuos prieškarinius laikus, gal yra kažkokių žvalgybininkų. Aš pamenu Kaune, kai kalbėdavau su žmonėm, iš pradžių, kol įsukdavo į pokalbį, staiga sužinai, kad jisai ne tai, kad turėjo kontaktą, jisai pats dirbo žvalgyboje. Aišku, buvo jaunas žmogus, aišku, paskui gyvenime buvo ten ir įkalinimas arba tremtis ir visa kita. Bet kai susidurdavo su tų žmonių šeimų nariais, pamenu, kad jie iš pradžių man prisistatydavo, bet čia jau buvo tiesa jau 90-ieji ir 91 metai, šiek tiek kiti metai prisistatydavo. Aš sako, tokio ir tokio diplomato, ten anūkas, sūnus, duktė, tokio ir tokio žmogaus, kurį aš kaip istorikas turėjau iš prieškario tos istorijos žinoti. Iš tikrųjų, ta ypatybė labai jautėsi Kaune, kad tie žmonės šiek tiek kitokie. Tai va, grįžtant prie to, ar buvo radikalesnis Kaunas, aš manau, kad Kauno sąjūdiečiai buvo atviresni šnekėti, ką galvoja.
Jo. Nes aš manau, kad apie nepriklausomybę galvojo beveik visi, beveik yra tikslus žodis, bet tiesiog nedrįso. Antra vertus, kai galvoja apie sąjūdžio raidą, ar ne, tai turbūt tai buvo teisingas galvojimas. Aš esu pabandęs susidėti, kiek sąjūdžio veiklą buvo parėmusių įvairiais būdais, bet ten, kur galima suskaičiuoti, kur parašų rinkimas, kur balsavimai. Na, išskyrus gal Baltijos kelią, kur suskaičiuoti iki galo tikrai neįmanoma, bet apytikris skaičius irgi aiškus. Tai kada sąjūdis pirmą kartą oficialiai paskelbė, kad sieks Lietuvos nepriklausomybės, 89 vasario 16. Po to tokių dalyvavimų skaičius sumažėjo. Jau 89 metais. Tai yra, kiek nepilni metai po sąjūdžio įsikūrimo, viskas taip, betgi ten žaibiškai viskas vyko. Tai aš manau, kad dalis rėmėjų, palaikančių formaliai, ne šiaip, kad galvoja arba sako, kad palaiko, sumažėjo, manau, dėl to, kad žmonės truputį išsigando tos kovos už nepriklausomybę. Nemanau, kad jie būtų buvę prieš, bet tiesiog baimių buvo pakankamai daug ir realių rizikų buvo. Ir gąsdinimų buvo, vis tiek iš Maskvos. Be abejo. Tai, kad sąjūdis pradžioj tiesiog telkė rėmėjus, primindamas kalbą, istoriją, kultūrą, gamtą. Ir parodydamas, kad mes šito netekom ir pirštu nerodydamas, bet labai aiškiai pademonstruodamas, kas dėl to kaltas, ir siekia žmonės telkti ir argumentus suteikti ir leisti apgalvoti po truputį ir galų gale Baltijos kelias ir savo ir visiems aplinkui parodė, kad mes iš tikrųjų esam tikrai nusiteikę ir žinom, ko norim, tai yra nepriklausomybės. Tai aš dėl to negalėčiau smerkti Vilniaus sąjūdžio arba sąjūdžio tarybos. Ir net nemanau, kad čia buvo labai apgalvota strategija, labiau manau, kad čia intuityviai buvo toks veikimas. Ir patiems galų gale apsigalvoti ir susiskaičiuoti. Jo, bet iš išorės pamenu tiesiog, studentas buvau ir man vis tiek matėsi, kad idėjos tam tikros ateina iš Kauno dėl Lietuvos nepriklausomybės, tenai deklaracijų, paskelbimo, tokių, kaip sakom, politinių dokumentų. Bet Vilniuje jos galiausiai vis tiek prigyja, priimamos. Normalu. Jo. Ir aš prisimenu tiesiog jau vėliau, kaip istorikas nagrinėjau, tas pakrikimas, kuris palėtė, aišku, ir komunistų partiją. Komunistų partija daro savo viduje apklausą. Toks keistas klausimas komunistams buvo užduotas 89 metų pavasaris. Ar jūs tikintis? Kaip ir ateistinė komunistų partija, kaip ir stoja tie, kurie ateistai, ir tenai pusė pasako, kad taip. Ir dar ir šventes, dažniausiai Velykas, ten Kalėdas švenčia. Tai šitoj vietoj matėsi, kad tas pakrikimas buvo toj komunistų partijoje, kuri kaip ir valdančioji jėga, kur deleguoja žmonės į postus ir ateina tas 89-90 metų sandūra, kai jau artėja rinkimai, o komunistų partija pakrikusi. Man toks tuo metu įspūdis, pamenu, buvo ir kalbėjom tarpusavę, jau ne studentai, bet jauni istorikai, kad kai tik tai bus koks nors bilietų keitimas, 90% tiesiog išnyks kaip dūmas, nes jie nesieja su komunistų partija jokios savo ateities likimo, lūkesčiai jau susiję su būsima Lietuva. Tai toks klausimas būtų paprastas. Sunku buvo tuometiniam sąlygom kurti tą Lietuvą. Jau 90-91 metai. Man aš ir dabar prisimenu, kartais apimdavo toks jausmas, kad mes čia kažką žaidžiam, kad čia nelabai realu.
sienos uždarytos, sovietų kariuomenė čia pat, Maskvos rankoje ekonominių svertų galybė, o mes čia konstruojam savo nepriklausomą valstybę, kuriam institucijas, kuriam įstatymus. Ir kaip paskui pasirodė, viskas buvo labai teisinga, tikslinga ir tik tai, ko nebuvo, man atrodo, čia dabar labai drąsu šnekėti, kai jau viskas praėjo, žinoma, bet kokios nors baimės nebuvo, buvo tiesiog nusiteikimas, kad visko gali būti, bet dėl to čia ir esam. Ir aš labai gerai atsimenu per Kauno Sąjūdžio tarybos pasisėdėjimą ir paskui per įgaliotinių susirinkimą, kuris istoriškai labai svarbi institucija, beje, Kaune buvo. 600 žmonių kiekvieną savaitę po 2-3 valandas renkasi, kurie atstovauja savo grupės ir tada sklaidos kanalas labai galas. Buvo diskusija, ar teisėta eiti į LTSR aukščiausios tarybos rinkimus. Įvairiais aspektais. Tai, ir tikrai Kaune buvo labai daug abejojančių ir galima nešti lyg ir legitimaciją, ar ne, sovietinės sistemos. Laisvės lyga tuo metu labai aiškiai deklaravo, kad jie jokių būdų nepalaiko. Tai man atrodo, kad nulėmė Patacko argumentas. Amžinatilsį jis, šiaip jau jis toks gana radikalus vaikinas buvo. Jeigu mes neisim į rinkimus ir neskelbsim nepriklausomybės, tai nepriklausomybę paskelbs gatvė. Ir tada tikrai bus daugybė aukų ir visokių kitokių represijų. Dėl to mes privalome eiti ir imtis atsakomybės. Tai va, taip viskas ir nutiko ir jau kartą nuėjus ir apsisprendus būtent tuo pagrindu, kad arba mes darom kaip teisėtai išrinkti, teisėtai. O paskui jau kovo 11 dokumentuose tas teisiškai buvo labai tiksliai, preciziškai išspręsta. Nes aš jau kaip istorikas nagrinėdamas Maskvos veiksmus pastebėjau, jie po rinkimų, po kovo 11-osios, iš tikrųjų tas pasimetimas juose buvo, jie mėgino traktuoti kaip vis dar Sovietų Sąjungos dalį, o šita dalis sako, ne, mes ne dalis, mes atkuriam visai kitus dalykus, bet jūs galit galvoti, kad ten ką savo norit, mes siūlom dėrybas, jie galiausiai irgi ten pradėjo sakyti, galim ten dėrėtis po blokados. Jie nepradėjo sakyti, jos Bušas užlaužė ekonomiškai ir tada jie suvaidino dėrybas, kelis kartus buvom susitikę, paskui jie vis dėlto, aš nesu toks labai garantuotas, kad čia Gorbačiovo iniciatyva sausio 13 ir aplink sausio 13 vykę įvykiai dar juk nuo gruodžio vidurio prasidėjo ir kareivių gaudymas ir kiti dalykai, tai jie tikrai buvo pasimetę, jie nežinojo, kaip elgtis, jie ėjo savo tavo iškastą vagelę, kaip visada. Niekada sovietai, net ir rusai, cariniai, kokie bebūtų, nebandė išlysti iš duobės. Jie išsitiesė savo liniją ir pirmin, nesvarbu, kas nesvarbu, aukos. Tai taip, ir šiaip apie sausio 13 yra pakankamai daug prišnekėta ir tikrai aš manau, kad tai yra mūsų pergalės diena, nors tikroji pergalė ir man truputį gaila, nors aš visada bandau, reiškia, tą priminti, buvo vasario 9. Referendumas. Jis vadinasi plebiscitas, bet iš tikrųjų tai referendumas, kur iš tų skaičių, kur žmonės dalyvavo, tai buvo absoliučiai nesulyginamai didžiausias pasisakymas už nepriklausomybę. Virš 90% dalyvavusių, atsimenat kitą balsavimą Lietuvoje. Ir iš tų 90 dalyvavusių, ten 89 ar kiek pasisakė už pirmą būsimos Lietuvos konstitucijos straipsnį. Lietuva yra nepriklausoma demokratinė valstybė. Tai va čia žmonės dar baimės, 3 savaitės, 4 praėjo, tik tai po sausio 13 po žudynių, po visų tankų važinėjimų ir žmonės išdrįso ir ateit, ir balsuoti, ir pasakyti. Aš nežinau motyvų tikrųjų. Labai sunku čia istorikam darbas pasakyti, kodėl taip žmonės pasiryžo ir parodė, bet man tai kaip kauniečiai toks
paprastas galvojimas. Žmonės tiesiog pagalvojo, jeigu jūs mus tankais, tai mes jums. Va. Iš tikrųjų, tai Lietuvos istorija, ko gero, tokio plebiscito, tokios masinės apklausos niekad ir nebuvo. Aš turiu galvoj, valstybė visada komplikuotai kūrėsi. 18-19 metai, vokiečių okupacija, okupacinė valdžia, deklaracija. Ir kai atėjo ten derybos Prancūzijoje 19 metais dėl taikos sąlygų, čia ateina Lietuva su savo dokumentais, tai pagrindinis klausimas tuo metu buvo, o kaip su plebiscitu, apklausa, kur rinkimai ir Lietuva įrodinėjo, kokia ten buvo 17 metais tvarka išrenkant tarybą, nes vis dėlto vokiečių okupacinės valdžios rėmuose. Paskui duoti pažadus, kad bus artimiausių metų parlamento rinkimai, kas ir buvo iš tikrųjų padaryta, įkurtas išrinktas teigiamas Seimas ir taip toliau, kad visa tai bus, kad tai demokratinė valstybė, o ne kokia nors kita. Tai vat 90-91 metais valstybė irgi formavosi, okupacinė kariuomenė ir KGB mėgina ten kažką daryti. Primetinėjami tie įstatymų vykdymai sovietinių, mobilizuojami vis dar, mėginami mobilizuoti lietuviai į sovietinę kariuomenę. Įdomu buvo 91 metais stebėti tą procesą, kai rugpjūtis, pučas ir Landsbergio tokie griežti pareiškimai grąžinti mūsų jaunuolius, ultimatyvus, sakyčiau, pareiškimai Maskvai, tučtuojau grąžinti juos į Lietuvą. Nežinau, kas labai detaliai taip nesu nagrinėjęs, kas už to stovėjo, už tų pareiškimų, kas taip juos, ar pats profesorius surašė, bet jie turėjo Maskvoje iš tikrųjų padaryti tokį įspūdį, nes Lietuva pirma pareikalavo ne tik, kad grąžinti jaunuolius, bet neužilgo pareikalavo išvesti kariuomenę, jau Rusijos kariuomenę iš sostinės ir iš Lietuvos. Pirmi reikalavimai oficialūs per darybas buvo nedidinti kariuomenės. Jo. Neimti jaunuolių ir neimti jaunuolių sovietinę armiją. O paskui, aišku, po pučio žlugimo ten jau tiesiog lavina griūtis. Jo. Bet jūs tuo metu buvot ministras... Ministras be portfelio. Ką tai reiškia tuo metu? Tai reiškia čia truputį, sakyčiau, labiau gal britiška sistema, kai tiesiog, nes Britų parlamentinė sistema, grinoji parlamentinė, yra tai, kad vyriausybė arba kabinetas, the cabinet, yra Seimo valdyba. Iš esmės. Taip? Jo. Reiškia, valdanti partija, dvipartinė sistema lengviau gyventi, žinoma, išsirenka savo lyderius, kurie sudaro vyriausybę, pasiskirsto portfelius pagal funkcijas, bet skirtingai negu Lietuvos konstitucijoje, kur sako, ministras vadovauja ministerijai, o tai reiškia, ministerija privalo būti, kad būtų ministras, tada dar to nebuvo. Tai va, ten susirenka žmonės, kurie gali daryti įtaką ir kurie gali daryti sprendimus, ar ne? Vyresnėji ministrai, jaunesnėji sekretoriai, visokie ten. Va, tai kai kurie, aš nežinau, ar ten visai neturi kokio nors portfelio, bet lyg ir yra, o šiaip ministras be portfelio. Lietuvos vyriausybėse nebuvo naujiena, juk mes turėjom vasario 18 Lietuvoje ir žydų ministrą, ir gudų ministrą, kurie ministerijų neturėjo, bet užsiėmė tam tikrą politiką, tam tikroje srityje. Tai vat, mano irgi iš tikrųjų, tai aš tų portfelių turėjau bent 3 ar 4. Daug. Kaip be portfelio, tai... Tai čia ir informacinė politika, ne informavimo, bet skaitmeninė informacinė politika ir bandėm ten daryti dalykų
ir mokslas, nes jeigu pamenat, buvo kultūros ir švietimo ministerija, čia labai reikšminga beje, kultūros ir švietimo, ypač vėl šių dienų kontekste. Jo, dabartiniam kontekste iš tikrųjų skamba. Tai va. Tai va, studijos ir mokslas, ryšiai su Seimu, mano buvo dėklė ar portfelį ir koordinavimas darybų su Sovietų Sąjunga. Ir kariuomenės išvedimo. Ir kariuomenės išvedimo darybų, taip. Ir paskui labai gailėjausi. Vienintelis dalykas, dėl ko gailėjausi, kad sutikau būti premjeru tada, kad negalėjau rugsėjo 8 važiuoti į Maskvą pasirašyti išvedimo, čia 92, išvedimo sutarčių. Nes kažkas turėjo likti Lietuvoje. Jo, bet iš tikrųjų tas pasiekimas dėl išvedimo sutarčių, o vis dėlto jums atsakymas yra, kodėl Lietuvai pasisekė pirmai Rytų Europoje tokius susitarimus pasiekti. Ar mes turėjom čia kažką ypatingo? Turbūt nerasi nei vieno istorinio įvykio, kur turėtų vieną priežastį, ar ne? Daug dalykų. Vienas dalykas mūsų pačių nusiteikimas nedaryti nuolaidų. Ir nedarėm skirtingai nuo Latvių ir ypač vokiečių. Ten jau buvo. Ja. Antras dalykas buvo tokia atsargos karininkų organizacija Rusijos kariuomenės šit. Jie buvo už. Trečias dalykas, manau, kad pagrindinis, žiūrint iš Maskvos pusės, buvo ekonomika. Išlaikyti savo kariuomenę svetimuose valstybėse yra labai žiauriai brangu. Ir išlaikyti dar tokią didžiulę kariuomenę. Todėl išvedimas turėjo, mano supratimu, pasitarnauti ir konsolidacijai jų kariuomenės ir palengvinti ekonominį gyvenimą. Ir aišku, susijęs su ekonomika ir kažkaip noras draugauti su vakarais, nes reikėjo paskolų, reikėjo pagalbą ir jie gavo tą pagalbą ir karinė beje gavo pagalbą, ypač iš vokiečių. Ir ne, tai aš manau, kad čia vienas iš svarbiausių dalykų. Ir dar vienas dalykas, mano vertinimu ne visi taip vertina, bet Jelcinas su kompanija tiesiog išsidūrė. Mes juk turbūt pamenat, ar ne, istoriją, buvo paruošti 5 dokumentai. Taip, dalį pasirašė. Pasirašė tik tai 2. Taip. Nepasirašė pagrindinę, pasirašė tik tai išvedimo grafiką ir dar kažkokį techninį. Ir manė, kad čia toks palaipsnis judėjimas, nes kas buvo su Jelcinu suderinta, paskui jau užblokavo užsienio reikalų ministeriją, nes jie visagi sovietinė buvo likusi Rusija savo, neturėjo žmonių. Ir manau, kad jie galvojo, kad gerai, parodysim, kad čia mes kažką judam, o paskui tvarkysim tą pagrindinį, nes skaudžiausia Rusijai buvo turbūt mūsų išsireikalavimas, kad jokio teisinio statuso sovietinė kariuomenė Lietuvoje neįgyja. Išvedamos, neišvedamos, nesvarbu, nes laikėmės visą laiką. Laikėmės visą laiką to principo, kad Lietuva buvo okupuota ir juk nebuvo išėjimas iš Sovietų Sąjungos, buvo Sovietų Sąjungos išvarimas iš Lietuvos, nepriklausomybės atkūrimas. Tas jiem labiausiai turbūt ir kliuvo ir pasirašė šito, mes sugebėjom deponuoti Jungtinėse tautose kaip tarptautinė sutartį tą išvedimo grafiką ir sugebėjo paskui kitos vyriausybės privers laikytis, nors jie pradėjo iš karto beveik po to. Bet tas pokytis Lietuvoje, kiek jisai, aš nežinau, galėjo sutrukdyti šitą procesą, aš turiu galvoje politinį pokytį, 92 metų rinkimai, paskui 93 metai, prezidentas Mykolas Algirdas Brazauskas. Ir šitoje vietoje vis tiek, kaip po visų revoliucijų, dažnai ekspertai ir politologijos sako, kad revoliucija suvalgo savo vaikus,
kažkas toks pasikeitimas Lietuvoje vyko. Na, mes dar Buvo pavojus tuo metu. Mes nesuvalgyti. Nu, ne. Niekas mūsų nei susodino, nei sušaudė. Giliotinos neturėjom Lietuvoje taip. Ne Prancūzija, ne 18 amžius. Vienas dalykas, kodėl stabdyti, jeigu viskas jau juda, ar ne? Padaryti darbai. Darbai padaryti, sovietinė kariuomenė pradėjo išjudėti iš Lietuvos jau 92 metų pabaigoje. Bet reikia pripažinti, kad reikėjo labai daug opozicijos spaudimo ir buvusios delegacijos spaudimo taip pat, nes mus paleido iš karto po to, kai paskyrė savo vyriausybę. Gruodžio mėnesį 92 metais, bet antra vertus, reikia atiduoti deramą duoklę ir Brazauskui, kad jis sugebėjo išlaikyti tą kiek įmanoma spaudimą, nes buvo visokių bandymų ten atidėti, ten kažką. Tai va čia yra pagarba tam žmogui, nors ir visiškai nesutinku su jo pažiūrom. Bet reikia pripažinti, kad jis buvo racionalus žmogus ir jeigu galima nekeisti. Kaip nors pasiduoti, kažkaip būtų labai, ir taip jie pralašė kitus rinkimus, bet tada būtų dar blogiau buvę. Tai vat tas Rusijos brūkšnelis Sovietų Sąjungos istorijai, tas labai retas įvykis, kad jie laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų ir dar labai tiksliai, faktiškai sekundžių tikslumu. Kurį laiką laikėsi. Dabar jeigu taip pat persikelt 30 metų į dabartį, Rusija pasikeitusi, tarptautiniai jos įsipareigojimai, kaip Putinas sako, nunulinti. Iš esmės taip, įvyko nunulinimas, nes jinai jų tiesiog nesilaiko, nevykdo, visi tą žino. Supranta, kad su Rusija reikia kalbėtis kita kalba. Ir dabar Lietuvoje vis tiek situacija tokia, kad mes ne tai, kad norime mes priversti skirti daug išlaidų gynybai, turėti veiklę valdžią. Tuo metu prieš daugiau kaip 30 metų buvo ministrų be portfelio, dabar ministerijos be ministrų. Situacija yra pakankamai sudėtinga. Žiūrint iš valdymo pusės ir grėsmių pusės, vis tik tai šitoj situacijoje turite patarimo dabartinė vyriausybė? Aš 32 metus ir dar dabar šiek tiek buvau vadybos konsultantas. Tai žinau vieną kategorišką, absoliučią taisyklę. Jeigu klientas nenori išgirsti patarimo, tai jam neverta ir duoti. Bet vis dėlto, sakysim, kad klientas šiuo atveju ne vyriausybė, bet rinkėjas. Jeigu užsakovas rinkėjas, Lietuvos piliečiai, tai šiuo atveju patarimas, ką daryti, kai valdžia vis dėlto, tam išsireiškimas gal būtų per grubus, bet vis dėlto begalvi. Aš labiau sakyčiau pilietis negu rinkėjas. Rinkėjas yra speciali funkcija ir labiau, kad ne visi piliečiai yra rinkėjai. Tiesiog reikia prisiminti tą pačią Lietuvos konstituciją. Šiaip ar taip, skaitė, neskaitė, suprasdami, nesuprasdami, bet mes visi ją patvirtinam 92 metais. Tai jis sako, kad Lietuvos Respublikoje suverenas yra tauta. Tai yra tauta, politinė tauta. Tie žmonės, kurie yra, laiko ir nori būti Lietuvos piliečiais, tai yra suverenais. Ir čia yra labai svarbus momentas. Latiniškai civitas yra visuomenė. Ne? Bet ne visi žmonės Romoje buvo civitas. Plebsas irgi turėjo ten savo tam tikros įtakos ryšių, bet
bet jie nebuvo visuomenė. Tai yra ta visuomenė, kuri yra atsakinga, jaučia atsakomybę ir yra atsakinga už miestą, tada valstybę, ne? Ir bando daryti tą įtaką, bando spręsti ir labai dažnai bando patys spręsti dėl savęs, nelabai klausdami valdžios, nes tai yra visuomenė. Ne? Tai man atrodo, kad ta vadintume pilietinė visuomenė, ar ne, dabar yra labai reikšmingas, pats svarbiausias demokratijos faktorius, ypač šiuolaikinės, modernios demokratijos. Ne? Tai ta visuomenė supranta, kad jos darbas yra ne tik tai ateit pabalsuoti. Štai ir sakau, nebūtinai rinkėjai. To nepakanka. Aktyvumą rodo, sakysim, kultūros bendruomenė, bet šitoje vietoje, sakyčiau, jie mėgina bent jau pasakyti, kokį ministrą norėtų matyti, kokios politinės jėgos nenorėtų matyti. Pakankamai aiškiai ir artikuliuotai išsako, bet vis dėlto matyti ne tik tame mano tas įvardintas begalviškumas, bet Lietuvą supa iš tikrųjų pakankamai daug rizikų, grėsmių, kurios dar nevirto krizėmis, bet net mažytės krizytės, mažytės, balionai ir panašiai, atrodo sukelia tokį didžiulį galvos skausmą. Tai aš grįžtu prie tos visuomenės didžiąją raidę, ar ne? Tokių žmonių niekada nebūna labai daug, ar ne? Ką žinau. Bet pokyčiams inicijuoti užtenka 5-7% organizacijos narių. Organizacijai, kuri vadinasi Lietuva, gal dar mažiau užtenka. Bet vėl esmė mano supratimu yra ne tiek, ko jie reikalauja, kaip reikalauja, o tiek, kad jie galų gale atsibudo. Aš jau ne veltui sakiau, kad Sąjūdžio iniciatyvinėje grupėje ir Sąjūdžio taryboje buvo 22 tie, ką dabar vadinam kultūrininkais iš 35, jie šiaip jau šitie žmonės matomi, girdimi, ar ne, jais žavimasi arba jų nekenčiama, nesvarbu, bet jų balsas yra reikšmingas. Tai ne jie vieni yra visuomenė, be abejo, yra ir daug kitų pozicijų žmonių. Tai, kad jie bando daryti pokytį valstybėje. Kad jiems ne vis tiek išrinkau, pasibaigė, lauksiu kitų rinkimų, ar ne? Jie dalyvauja iš esmės valstybės valdyme. Jie reikalauja kasdien. Ir man tai buvo visą laiką gaila, į tą tarpą po Sąjūdžio, nes šita visuomenės dalis buvo visiškai, ne visiškai dalis dalyvavo, bet iš karto po 200 metų rinkimų jie net ir nėjo į tos rinkimus didelė dalis, labai maža dalis, o didžioji grįžo prie savo darbų. Prie įprastinių. Įprastinių. Ir per 30 metų jų ir nesimatė. Jo. Jie nebandė pataisyti politikos, nes, žiūrėkit, mes šnekam dabar apie kultūrą, tai iš esmės apie tai, kas parašyta kultūros ministerijos funkcijose, o ten parašyta tik tai apie profesionalų meną, apie saviveiklinį arba dalyvavimą kokiam nors mene, apie bibliotekas ir apie žiniasklaidą. Bet kultūra, tai jeigu jau labai plačiai, tai yra viskas, kas negamtiška, ar ne? Pradedant nuo kultūrinių grūdų ir baigiant moderniu menu kokiu nors, ar ne, su viskuo, kas į tarpą. Mes juk šnekam apie politinę kultūrą, mes juk šnekam apie verslo kultūrą, ar ne? Mes juk šnekam apie nežinau, ekonomikos kultūrą, jeigu norit, arba ir galų gale Lietuva 2050 mūsų vizijoje parašyta, kad kultūra yra mūsų tapatybės pagrindas. Ir iš tikrųjų, kas žmogų, kuris gyvena Lietuvoje, laiko Lietuvoje. Sienos atviros, ekonomika, uždarbiai ne patys didžiausi, žmonių čia nedaug. Menininkų atvažiuoja mažiau negu kitur, nes maža rinka ir visa kita. Tai kas laiko Lietuvoje? Kultūriniai dalykai, o
Tai jau ne pačia plačiausia, bet pakankama kultūra yra gyvenimo būdas, mūsų papročiai, mūsų istorija, kalba žinoma ir panašus dalykai. Tai viena ministerija to niekada neapimtų, tas suprantama, bet man atrodo, kad jiems šitam sąjūdžiui ir prie jo prisidedantiem reiktų kalbėti apie bendrą kultūrą, apie tai, kodėl mes esam čia, kam mes esam čia ir kur mes būsime, ar mes čia norėsim būti, jeigu mūsų kultūros neliks. O partijos dabar, partijų atsakomybė, ne tik tos, kurios valdžioje, matyti ir tos, kurios opozicijai, aišku, skirtingos atsakomybės, skirtingos galimybės ir visa kita. Ką galima šitoje vietoje pasakyti apie egzistuojančią situaciją arba pasiūlyti kokius nors receptus? Na, vienas dalykas, ko man labiausiai norėtų, kad partijos žiūrėtų truputį toliau negu artimiausi rinkimai. Tai gali kainuoti laikinai, bet jeigu mes būtume bent kiek panašus į kinus ir žiūrėtume ilgesnį laiką, tai leistų vėl konsoliduoti tą visuomenę ilgesniam laikui, auklėtis, jeigu norite, įrodinėti. Kitas dalykas yra mūsų pačių visuomenės kaltė, kad mes politiką laikom purvinu dalyku. Padorų žmonės nelabai nori įeiti, čia yra bėda. Jo. Kai partijose nelieka visuomenės lyderių, kas nuo ko turi prasidėti, ar partijos bandyti taisyti savo įvaizdį tik per elgesį, ar aktyvioji visuomenė turėtų siųsti savo žmonės į partijas ir į politiką, sunku pasakyti, bet tas procesas reikalingas. O baigiant pokalbį, vis dėlto mes Kaune. Ir pradėjom pokalbį nuo tų laikų, kai Sąjūdis ir Vilniuje Kaune darė reikalingus dalykus ir Kauno žmonės, Sąjūdžio žmonės Kaune iš tikrųjų inspiravo ne vieną politinį dokumentą. Šitoje vietoje, pavyzdžiui, dabartis. Ar Kaunas, galima kalbėti apie Kauno, gal ne kaip miesto, bet Kauno kaip kauniečių, kaip visuomenės, kaip piliečių, kokį nors vaidmenį dabar, formuojant politiką kitaip? Ar tiesiog tai jau tokie praėję laikai, kurie jau nebegrįš? Sunku pasakyti, šiaip į tą pačią upę įbrist nebeišeina. Ne. Labai keistas fenomenas. Savivaldos rinkimuose Kaune už Tėvynės sąjungą balsuoja mažiau žmonių negu nacionaliniuose rinkimuose. Tai yra labai keista. Tai reiškia, kad ir aš tą dabar jau galiu sakyti, būdamas partijos nariu, daugiau kaip pusmetis, pati partija Kaune yra neaktyvi. Bent buvo. Ateini susirinkimą skyriaus, iš 250 ar kiek narių ateina 12-15. Ir visiems gerai. Tiesiog žmonės neįtraukiami, neduodama smegenų mankštos, neduodama išsišnekėti ir tuo pačiu pamatyti, kas galėtų. Jie atstovauja toj pačioj taryboje arba rinkimuose, nebuvo pakankamai darbo per nacionalinius rinkimus 24 metais Kaune. Nes žinau savo kailių, iš tikrųjų, nors teko laimėti Kaune vieną apygardą, bet aš šiaip viliuosi, kad situacija keisis, nes vis tiek keičiam savo, sakyčiau, elgesio modelį. Galbūt mes Vilniuje per daug užsisėdėję buvom. Tas bendravimas su žmonėmis šiek tiek arčiau ir daugiau įtraukiant juos pačius, sprendžiant eilinės problemas. Nes aš pasižiūrėjau, į ką dabar kreipiasi žmonės iš Kauno. Pavyzdžiui, pas mane, jeigu kreipiasi, tai dėl tokių problemų, kurios turėtų išspręsti savivalda, bet neišsprendžia. Šitoj vietoje tvarkoj.
galima padėti ir iš nacionalinės politikos lygio, eiti į savivaldos lygmenį, bet aš tame įžvelgiu ir tam tikrą pasitikėjimą, kad nacionaliniam lygmenį tu gali išspręsti kai kurios savivaldos reikalus. Tikrai visų negali išspręsti, jokių būdų. Valdžios yra atribotos, galimybės skirtingos, bet žmonių pasitikėjimas įgyjamas ko gero darbu. Tai aš viliuosi, kad tas santykis su visuomenė, ar tai būtų Kaune, ar būtų kur nors kitur, jisai keičiasi ir keisis. Tai šitoj vietoje aš norėčiau sustoti ir padėkoti už galimybę prisiminti ir senus laikus, pakalbėti ir apie dabartį. Ir aš manau, kad tikrai temos, kurios liečia ne tik Kauną, be abejonės visą Lietuvą, bet kartu ir Kauną, jos yra neišsemiamos ir bus galima ir ateityje dar jas aptarti. Dėkui.